Va čia tai nujaučiu, kad pagausim. Va ten, va, į ten. O, kiek daug apsivų. Kur? Visas dugnas, žiūrėk, juda, va tie visi šakaliukai čia apsivus. A ne? Nu va, žiūrėk, vaikšto šakaliukas, va. Va, matai? Link tavo raudoną juda. Va. Visą juda šakaliukai. Ištrauk, nu, nieko nenutiksi. A jūs man parodysit, kur jinai yra? Viduj, pamatysi, namukę tokiam įlindus. Baltas kirminiukas, į dziką panašus tik su kojytėm. Nu, bet čia tai tuščia. Netuščia, paspaus. Taip atrodo tik tais. O tai čia va randi, kur galva jos, paimi po to, tai va spaudi už užpakalę, jinai tada iškiša daugiau tą galvą ir va pukšt. Va, ir viskas va. Mhm. Ir tokio degytė, matai, plaukiukai tokie va. Mhm. Dzikas man malonesnis. Dzikas man malonesnis. Ir jinai po to taigi vėl greitai tą namuką pasistatys. Šiaip tai, man atrodo, pašaras veikia. O kaip man jį pagauti? Bet suodega pameta, ne? Ne, tritonai. Taigi prisemsi. Nepasieks, ne, nepasieks. Nusiauk tau kas šalta. Va, nuvarė gilį. Tritoniukas. Tritoniukas geras. Tiesiai, va, kur meškerės galiukas tiesiai iš kokių ten 10 patrauk. centimetrų. Bet aš turiu rankos, tai nedakyšiu taip giliai. Lūkas toks oranžinis, tai jau tarkelis. Va, prašau, plaukia. Dar jis eina patikrinti iš aukščiau, pasižiūrėti, netiki, kad ten nuo šlaito taip matosi žuvis. O aš prižadėjau meškerę prižiūrėti. Nespėju filmuoti. Kaip tau dydis? Aptaškė nosį? Viš. Bet va ramiai nuplaukė, gal panikos. Tai nes greit paleidom. Jei jau pasižiūrėti iki pat galo, paspauskit like ir būtinai išprenumeruokit. Iki!